Ir Širinskienė, nu šiaip jinai liktai man atrodydavo seniau, nu prieš 3-4 metus, kad liktai logiškai, nes jinai teisę pabaigusi. Bet Širinskienės pirmas mano įspūdis buvo, kaip, nu, vieno irgi OPTV nuėjo pas Janutienę, OPTV laidoje, nu, kuri, nu, Janutienė, kažin, ar yra užsienio agentas, nu, bet, nu, kryptis jos viskas aiški. Sakykit, miela Rūta, kur geriau būti prostitutė, nuotraukoje ar žurnalistikoje? O kodėl jūs sakote taip? Geriausia nebūti prostitutė nei vienoje, nei kitoje vietoje. Aš jums rekomenduoju. Kažkada Valinskas labai taikliai apie ją buvo pasisakęs, ta prasme, kas yra garbingiau, ar užsiimti prostituciją, ar žurnalistinę prostituciją. Nu tai tegul būna Janutienė savo vietoj. Tai ten Širinskienė paaiškino, kad Eduardo Vaitkaus prezidentinė rinkiminė programa, tai baudžiamasis kodeksas turi būti man pritaikytas. O. Tai klausimas. Ir jinai teisę pabaigusi? Ji pabaigusi teisę? Tai koks jos yra lygis tada? Čia kaip Žalibas sako, būkime originalus, pritaikykime. Tai taip. Duokite žmogų, straipsnį surasime, pritemsime taip, kaip norime. Turėtų sakyti, aš taip įsivaizduoju, man nepatinka jo pažiūros, nes, nu, pavyzdžiui, man jūsų marškinių spalva nepatinka ir aš sakau, nu, nepatinka, o jums patinka. Man nepatinka pažiūros, bet jis turi teisę kalbėti, nes Konstitucijoje numatyta žodžio laisvė, nuomonės laisvė, diskriminacija draudžiama už tai. O jinai sako, kaip TSRS laikais. Tu netinkamai vietoj negražiai įsireiškiai, mes tave į kalėjimą. Ir tai pasako antras žmogus toje dabartinėje naujoj partijoje, tai aš ten jai irgi pasakiau, kad politinė prostitucija, nes jūs su viena partija atėjot, su kita partija išeinat, tai... Trečia čia jau. Tai nes, nu, politinė prostitucija yra žodis tvarkingas ir teisingas jų požiūrių, jų atžvilgių vertinant. Per 120 metų čia Iljičius įvedė tą terminą. Nes gali būti, kad tvarkoji. Aš buvau darbo partijoje 2006 ar kelintais metais išstojau. Nu ir paskui nebebuvau, buvau tik tai steigėjas, bet ne partijoje, nacionalinio susivienijimo. Nu tai yra skirtumas, negu taip, kad tu būni partijoje, išstoji, toj pat į sekančią partiją, išstoji, toj pat į sekančią partiją, tai tame yra skirtumas. Ir skirtumas tas, kad jie būna išrinkti į Seimą jau nuo konkrečios partijos po konkrečią programą. Tai čia ne tik politinė prostitucija, tai čia totali apgavystė tų rinkėjų, nes jie teoriškai imant, nu, gali rinkėjas balsuoti dėl to, kad mano kaklaraištis jam patiko. Nu taip būna, ar ne? Taip. Bet teoriškai imant, rinkėjas balsavo už partijos programą, o tu jau nuėjai su kita programa. Tu tiesiog nebegali būti Seimo nariu, bet tam nėra jokio mechanizmo. Taip. Absoliučiai. Ir šitas išdavikų Seimas ir nepasidarys mechanizmo, kad juos, atsiprašau, paimti už tinkamos vietos, kai jie nepadoriai elgiasi. Jiems prabalsuoti, kad elgtųsi teisingai, nu, užduotis yra neįmanoma. Turi būti kritinė masė į Seimą papuolusių žmonių, tarkime, su Eduardo Vaitkaus nesisteminių žmonių. Aš tikiu, čia yra tikėjimo klausimas, kad šitame 141 žmogaus Seime, nu, yra kokie 3, o gal 5 žmonės, nu, kurie padorūs. Nu, bet jie yra tam tikruose rėmuose, spastuose, nu ir jie negali per daug ką nors tenai. Bet aš tikiu, kad jie yra kokie 3 arba 5, kurie yra padorūs. Su kuriais būtų galima kalbėti ir padorumo idėjos prasme susitarti. Suprantat, kad jie dabar elgiasi, nu, pagal atitinkamas kasdieninės gyvenimo sąlygas. Susitaiko. Nu, o ką darysi? Nu, tai reikia kažkaip tai elgtis.